Sveiki, šios pamokėlės tema pažintis su Free Pascal aplinka. Taigi, ką mes šiandien išmoksime? Šiandien mes įgysime darbo Free Pascal aplinkoje įgūdžių ir aišku, sukursime pačią paprasčiausią programą, kuri išveda duomenis į kompiuterio ekraną. Kurdami programą naudosime Pascal programavimo kalbos standartinės procedūras write ir write-eln. Taigi, kokia užduotis? Mums keliamas uždavinys sukurti programą, kuri ekrane parodytų iš žvaigždučių sudarytą ornamentą. Taigi, negaiždami, griebkimės darbo. Atvėrę Free Pascal aplinkos pagrindinį langą, pasirenkame kurti naują programą. Savo kuriamą programą pavadinkime užduoties vardu ornamentas ir įrašykime. Ten, kur yra žodelis labas, įrašykime 3 žvaigždučių grupelės. 3 žvaigždučių, 1 grupelė, kita grupelė, 3 grupelė ir 4 grupelė. Pasižiūrėkime, įvykdykime programą, pasižiūrėkime, ar veikia. Išsibandėme, viskas veikia, viskas gerai. Dabar galime rašyti antrąjį write-eln sakinį write-eln ir parašykime grupelių sudarytų iš 1 žvaigždutės seką. Parašome šitų grupelių seką, vėlgi pasitikriname, ar programa veikia. Programa veikia puikiai. Na ir paskutinioji eilutė gali būti sukurta labai paprastai. Paimkime ir nukopijuokime pirmąją eilutę. Na, pabandykime įvykdyti programą. Įvykdome programą ir džiaugiamės savo rezultatu. Darbas pavyko puikiai. Taigi manau, kad išvesti į kompiuterio ekraną patį paprasčiausią ornamentą ar tekstą jūs jau sugebėsite. Linkiu didelės sėkmės toliau mokantis programuoti.